Mokslo sriubą rasite ir LRT mediatekoje. Disleksiją turintiems žmonėms sunku skaityti ir rašyti. Mokslininkai nežino, kas tą lemia, tačiau pastebi, kad šių žmonių smegenys veikia kitaip. Būtent tos kitokios smegenys sąlygoja, kad yra sunkumų iškoduoti simbolį, raidę, grafemą, iškoduoti į garsą. Ir kad tai niekada nesusiformuoja kaip toks automatizmas. Jeigu disleksijos palygintumėm su disleksija neturinčiu, tai tas vyksta automatiškai, praktiškai negalvojant, ir tada visos kognityvinės pastangos yra sutelkiamas, pavyzdžiui, ką tu skaitai, į prasmę teksto ir ką tu rašai į teksto kažkokį tai turinį, tai disleksiją turinčio asmens yra visą laiką sutelktos tos kognityvinės pastangos, kaip iškoduoti tekstą, kai skaitai, ir kaip užkoduoti, tarkim, iš garso į raidę. Ir tai vadinasi automatizuoja. Labai įdomu kalbėti su disleksiją turinčiais žmonėmis, kai jie pasakoja, kad jie tokį mato kaip visuminį vaizdą. Ir tarkim, ką pasakoja suaugusiai turintys disleksiją, kad sako, jeigu yra kažkokios, tarkim, probleminės situacijos, tai tarsi jie mato tokį visą tos problemos vaizdą ir randa tą sprendimą geriausią. Tai ką mes galim pastebėti, iš tikrųjų labai stiprus disleksiją turinčių yra regimieji erdviniai gebėjimai, gera tokia regimoji atmintis, gera girdimoji atmintis. Tokios smegenys kažkodėl evoliuciškai duotos, ar ne iš kartos į kartą. Reiškia, tos smegenys kažką tai gali, jos turi kažkokį tai potencialą. Disleksija yra paveldima. O kiek disleksiją turinčių žmonių bus populiacijoje priklauso nuo kalbos sudėtingumo. Tarkim, anglų kalba yra pati sudėtingiausia kalba abėcėlinė ir dėl to joje yra nustatoma daugiausiai disleksiją turinčių, netgi kartais iki 17%, netgi iki 20%, kai kurie tyrimai rodo. O mūsų, kadangi yra pakankamai skaidri kalba, tai yra, kad kaip parašyta, taip ir skaitome, kaip, reiškia, girdime, dažniausiu atveju taip ir rašome, tai yra tada mūsų mažesnis tas procentas gali būti iki 10%. Paskaičiuotos tikimybės, kad jeigu, pavyzdžiui, tėtis turi disleksiją, tai yra 50% tikimybė, kad berniukas turės disleksiją. Tai yra, kad jeigu mama turi disleksiją, tai berniukui tikimybė 40% turėti disleksiją, o mergaitėm šiek tiek mažesnės tos tikimybės yra kažkur tai apie 20%. Atpažinti disleksiją galime iš tam tikrų tipinių rašymo klaidų ir nuovargio patiriamo skaitant. Jeigu į raštą pažiūrėtumėm, tai mes pamatytumėm klaidas. Mes pamatytumėm, pavyzdžiui, praleistas raides, sukeistas raides, praleistas skiemenius, sukeistus skiemenius vietomis. Gali būti netgi pakeistos netgi raidės, pavyzdžiui, gali būti parašyta ne darbas, o drabas, arba gali būti, pavyzdžiui, parašyta negebėjimai, kaip viena studentė prašė, o gedėjimai. Skaito lyg taip, kaip sakytum, trukčiojantis automobilis. Ilgai gali šnibždėti, kol gali iškoduoti tą. Ir tu matai, kaip vaikas tiesiog suplukęs bando, pavyzdžiui, perskaityti tą tekstą. Ir net ne tekstą, tarkim, žodį, 2 žodžius. Ir sako, kaip pavargau. Arba, tarkim, netgi gali būti, kad pamiršti, kaip tam tikra raidė rašoma. Ir tada rašo kažkokią kitą raidę. Vaikas iš karto patiria stresą prieš užduotis, kurias skiria susijusios su skaitimu ir rašymu. Vaikas pradeda sakyti, aš nenoriu eiti į mokyklą, aš nenoriu rašyti, jisai tai demonstruoja emociškai. Mokytojams taip pat kartais sunku patikėti, kad vaikas turi disleksiją. Tas yra paradoksas disleksijos, kad atrodo vaikas, kuris, kitas užduotis gali atlikti puikiai, pavyzdžiui, pasakoti pasakojimus, labai kūrybiškai atlikti kažkokias istorijas, matyti bendrą vaizdą, gražiai piešti, tarkime, domėtis gamta, turėti kažkokių tai kitų pomėgių ir visokiausių vairiausių pomėgių, bet šitoje vietoje, būtent skaitydamas ir rašydamas, daro tų daug klaidų ir, tarkim, tas skaitimas ir rašymas yra didžiulis darbas. Mokslininkai pastebėjo, kad didelė dalis disleksiją turinčių asmenų renkasi tokias sritis kaip inžinerija, architektūra, menai ir ten sulaukia sėkmės. Todėl labai svarbu vaikui laiku suteikti palaikymą ir padėti jam atrasti stipriąsias savo puses. Galėtumėm kalbėti apie Džoną Irvingą, rašytoją amerikiečių. Jam labai sunkiai sekėsi mokykloje. Taip, jam labai sunkiai sekėsi skaityti, rašyti. Ir
jam tie lūkesčiai ir ne pedagogų buvo labai žemi. Bet buvo šalia žmogus, kuris sustiprino tą jo atkaklumą. Jo imtynių treneris sakė, tu tikrai gali vaikinė, tu gali pasiekti daug. Ir kai jo aplinka sakė, kad tu labai kūrybiškas, tu gali pasakoti labai įdomias istorijas, užrašyk jas. Tai va čia ir buvo tada paradoksas John Irvingui, kaip tu jas užrašysi, jeigu tu net turi rimtų sunkumų, kaip parašyti žodžius. Iš tiesų jam užtrunka daug darbo ir suprantant, kokios storos jo yra knygos, kiek laiko ir pastangų įsideda jas užrašyti.